vėl kėsinasi į Vilnių. Esą Lietuvos sostinėje būtina sugrąžinti baltarusiškus elementus. Baltarusiai turi dalyvauti ir Vilniaus politinėme gyvenime, tai yra valdyme. Apie tai diskutuojama ne uždaruose klubuose, o viešai ir garsiai. Lietuvos valdžioje nuomonės skirtingos. Vieni sako, kad tai įdomios mintys, kiti, kad vėl primena apie litvinizmą ir kad baltarusių kraustimas į Lietuvą jų reikia stabdyti. Tačiau kol kas Seime dėl baltarusių nėra net projekto. Eglės Raškauskaitės reportažas. Galėtų atrodyti, kad tokios kalbos, kaip kad lietuviškas Vilnius nesąmonė, kad reikia jį slavinti ir tada miestas vėl būtų didis, tai klejonės, kurios skambėtų kur nors Kremliuje. Čia baltarusių irgi daug priėmusioje Varšuvoje susėdė baltarusių intelektualai. Jų pokalbio tema pavadinimu Vilnius ir Varšuva mūsų. Kodėl Baltarusija už juos kovoja, bet jų neužgrobs. Vilnius kaip vientautis, monoetninis miestas tai ne Vilnius, tai kažkokia nesąmonė. Šis žmogus Baltarusijos istorikas. Jis tvirtina, kad baltarusiams svarbi koncepcija, jog Vilnius jų. Patikina, kad Vilniaus iš Lietuvos jie atimti nenori, bet ne va čia reikia sugrąžinti baltarusiškus elementus. Priėst velikai kolkisti belarusų Vilnių. Didelio baltarusių skaičiaus atvažiavimas į Vilnių – tai Vilniaus galimybė vėl tapti didžiu miestu, kuriame susieina lietuvių ir baltarusių. Senųjų baltarusių, rusų tradicija. Stara белорусская традиция, да. И в этом sense, мне подается, что... Man atrodo, šiuo požiūriu būtų šaunu, kad baltarusiai dabar norėtų eiti į savivaldybę, dalyvauti politinėme gyvenime. Виленские, да, там, удельничать в политичном житті. Naujausiais migracijos departamento duomenimis Lietuvoje jau beveik 62 000 baltarusių. Ypač rusų kalbos padažnėjimas jaučiamas Vilniuje. Balsuoti savivaldos rinkimuose ir kandidatuoti į tarybas gali tie užsieniečiai, kurie turi nuolatinius leidimus gyventi. Iš tikrųjų mes svarstame apie jų ir manome, kad būtina integruoti ir paruošti dirbą integracijos politikai, kad jie galėtų integruotis į mūsų šalies politinį gyvenimą visam tom prasmėm, kitaip tariant, dalyvauti rinkimuose. Šiuo metu nuolatinius leidimus turi 3,5 tūkstančio baltarusių. Ilgainiui ir kiti galėtų į nuolatinį statusą pretenduoti. Mintis įdomi, aišku. Man tai neįdomi mintis. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas sako, tokios baltarusių kalbos apie Vilnių jį glumina. Labiausiai glumina tai, kad tai yra žmonės, kurie iš principo yra vertinami kaip liberali opozicija. Nesako, anksčiau buvo tikinama, kad litvinizmas tai tik marginalų reikalas. Dar kartą aktualizuoja tai, ką aš nuolat sakau, kad ribojimų priemonių priėmimas, analogiškų ribojimų priemonių priėmimas kaip ir Rusijos federacijos piliečiams, jisai reikalingas. Kai vasarai Baltarusija atsikraustė Wagner samdiniai, apie baltarusių suvienodinimą su rusais, tai yra leidimų gyventi ir vizų išdavinėjimų pristabdymą, priminė ir prezidentas. Bet prieš rudens sesiją į Seimą atvažiavo Baltarusijos opozicionierė Svetlana Cichanauskaja ir prašė baltarusių nestabdyti. Manau, ši problema sukelta dirbtinai. Esu visiškai tikra. 99% baltarusių apie litvinizmą nėra net girdėję. Premjerė Šimonytė ir ministras Landsbergis sakė, kad baltarusių stabdyti nereikia, bet Kasčiūnas, kad reikia. Jūs kalbate kelis mėnesius apie tai. Tai kur projektas? Tai projektas turi būti tada, kai yra balsų Seime. Kai balsų Seime nėra, koks tikslas iš to projekto? Kasčiūnas priduria, kad ribojančias priemonės turėtų siūlyti ne jis, o vyriausybė. Ministras Landsbergis nenori. Ne, žiūrėkit, aš dabar čia nekalbėsiu apie atskirus ministrus, bet faktas, kad iniciatyva turi tik iš vyriausybės. Skirtumas dabar išlieka, nėra požymių rodančių, kad mes norėtume tą skirtumą. Seimas pasiryžtų tą skirtumą naikinti, skirtumas turi išlikti. LRT užsakymu atlikta Baltijos tyrimo apklausa parodė, kad 60% norėtų Baltarusijos piliečių patekimo į Lietuvą sąlygas griežtinti, nenorėtų 26%. Eglė Račkauskaitė, Gediminas Uždavinys, Vilnius. Kaip elgtis įvykus